Šiandien pamokoje pakartosime puslapis 48 elektromagnetinės bangos, mokysimės spręsti uždavinius su elektromagnetinėmis bangomis, spręsime uždavinius savarankiškai. Uždarasis virpesių kontūras tik labai nedidelę virpesių energijos dalį išsklaido į aplinką. Kuo daugiau tolinsime kondensatoriaus plokšteles, tuo daugiau energijos kontūras išspinduliuos į aplinką. Kondensatoriaus elektrodus nutolinus maksimaliai, vieną jų įžeminus, o kitą pakeitus antena, gaunamas atvirasis virpesių kontūras. Virpesių kontūre kintamoji srovė kuria kintamąjį magnetinį lauką, tačiau kintamoji srovė gali egzistuoti tik dėl kintamojo elektrinio lauko. Skersinė elektromagnetinė banga. Elektrinis ir magnetinis laukai yra statmeni vienas kitam bangos sklidimo kryptimi laiko atžvilgiu. Elektromagnetinė banga – skersinė banga. Elektromagnetinės bangos sklidimo greitis vakuume lygus 300 milijonų metrų per sekundę. C lygu 3×10⁸ metrų per sekundę. Elektromagnetinės bangos greitis mažėja pereinant į optiškai tankesnę aplinką. Kartu mažėja ir bangos ilgis lambda, o dažnis nekinta. Lambda lygu nu kart f. Uždaviniams spręsti su elektromagnetinėm bangom galim taikyti paprasčiausią lygtį, tieseigio tolyginio judėjimo atveju greičiui skaičiuoti, jeigu mes turime elektromagnetinės bangos nueinamą kelią S ir elektromagnetinės bangos judėjimo laiką T. Antra. Elektromagnetinės bangos greitį galim susijęti su bangos ilgiu ir dažniu. Greitis yra lygus bangos ilgiui, padaugintam iš dažnio. Trečia. Skaičiuojant bangos dažnį, galime jį susijęti su periodu. Dažnis atvirkščiai proporcingas periodui arba periodas atvirkščiai proporcingas dažniui. Ketvirta. Nepamiršti, kad elektromagnetinės bangos greitis vakuume yra visą laiką pastovus, mes galime įžymėti ne tik raidę V, bet ir raidę C. Jis yra lygus 3×10⁸ metro per sekundę. Kadangi elektromagnetinės bangas spinduliuoja virpamasis kontūras, todėl virpamui kontūrui skaičiuoti periodo lygtį mes galim naudoti ir sprendžiant uždaviniuose su elektromagnetinėm bangom. Tai yra Thomsono formulė, kur periodas virpamojo kontūro 2×π šaknis L ritės induktyvumas ir kondensatoriaus talpa. Noriu priminti, kad formulių lape esančiomis formulėmis galime naudotis tiesiogiai, o jeigu reikia raidę paskaičiuoti iš formulės išvestinę, ją reikia išvesti. Taip, kaip išreiškiu raidę iš formulės? Jeigu paimam formulę greitis lygus bangos ilgis padaugintas iš dažnio, dešinėje pusėje matome dauginamuosius, pasižymime juos mažais matematiniais dauginamaisiais 2×3 ir tada kairėje pusėje 2×3 yra lygus 6. Žiūrint į skaičius, jeigu mums reikia surasti bangos dažnį, tai yra reikia surasti 3, turim 6 dalinti iš 2, tai iš tiesų bangos greitį dalinam iš bangos ilgio.
Jeigu mums iš formulės reikia išreikšti bangos ilgį, tai yra lambda raidelė, kuri atitinka skaičių 2, mes turime bangos greitį padalinti iš bangos dažnio. Vienalytėje aplinkoje 1 MHz elektromagnetinės bangos sklinda 200 MB per sekundę greičiu. Koks jų bangos ilgis? Turim duotą, užrašom, dažnis raidele, megahercai, mega sisteminam ir pakeičiam 16 Hz, greitis, V raidelė žymim 200 MB per sekundę, irgi raidelė mega, daugiklis 16. Reikia surasti bangos ilgį lambda. Prie sprendimo parenkam lygtį iš formulių lapo. V lygų lambda kartiniai, tai yra kalbėjom, kad elektromagnetinės bangos greitis lygus bangos ilgis kart dažnis. Visada pradedame nuo bendrosios lygties, kurią turim formulių lape. Reikia paskaičiuoti bangos ilgį, reikia išreikšti raidelę lambda. Taip, kalbėjom, kad galim matyti dauginamuosius, čia yra sandauga, ieškom nežinomo dauginamojo, sandauga dalinami žinomo dauginamojo. Skaičių tvarkom su skaičium, matavimo vienetai su matavimo vienetais. Turim 200 metrų. Jeigu reikėtų uždavinuką pažiūrėti per matavimo vienetus, kodėl mes skaičiavom bangos ilgį gavom metrais, taip statom tik matavimo vienetus. Greitis metrais per sekundę, dažnis hercais, metrai per sekundę paliekam, dalinam herco prasmė, tai yra 1 iš sekundės, turim trupmeną, padalintą iš trupmenos. Pirmąją paliekam, dauginam iš antros apverstos. Paprastinus sekundės lieka metrai.